pasiruošęs. Hola, bandį. Ką, kiem antrą dieną? Liko 20, dar su šiandien 24 dienas. Kiek to? Visi šneku. Jo, 24. Tai išvažiuoju iš Alikantės, jau čia kurį laiką važiuoju. Papuoliau į turgų. Iki aš kartą sukinėti pamatęs, kad turgus reikėjo varyti į šoną. Dabar išvažiavau kažkokį normalų dviračių taką. Magistralinį. Varau pro Taraviechą. Kartageną, varau į Kartageną. Tai va, tai šiandien planas daminti iki Kartagenos. Nakvosiu Kartagenai. Vakar užsibūginau viešbutį, nes mačiau, kaip vakar ryte žiūrėjau Alikantėj. Dar buvo gerų kainų, o paskui jau ten buvo viskas arti 100 eurų. Jau nelabai buvo iš kur rinktis. Bet viešbutis buvo geras. Gerai papusryčiavau. Vakar makarų vakarės valgiau, taip džiaugiausi. Žodžiu, taip skaniai valgiau makarus. Pagrindinis uždavinys buvo gerai kramtytios. Nepriryti. Tai panašu, kad gerai sukramčiau, gerai miegojau. Prabudau kažkaip natūraliai 6. Tai sumantau videką ir sukėliau su papusryčiavau ir važiavau toliau. Tai va, tai šiandien karšta, rodo, kad bus karšta diena. Tos jėgos kažkaip vakar jaučiau, kad apleidžia. Iš tikrųjų vakar nemažai ir kalno buvo. Šiandien bus tokia lengvesnė turbūt diena, mažiau sukilimų, daugiau lygumų. Tai gal bus lengviau. Palmynas koks. How is life? Good? How many kilometers for today? Yes, usually I running. Oh, runner. Okay. It's strange for me one day per week Okay. cycling. Yeah, the cycling helps for running as well. Yes. Yeah. And you travel? Yes, going to Lisbon. Wow. From Lithuania. How many days? 42 already. Wow. Yeah. 4,000 You have kilometers. time, money. Yeah. It's good. Time and money, yes. And bike. And you 100. Now, yes. With a lot of kilometers, 100. 112. Wow. So I go to. Okay, okay then. Take care. Bye bye. Bye. Have a nice day. Yeah, you too. Bye. Bye. Šią kelionę norisi ir savo vaikam, gal ir kitiem jaunimui parodyti, kad
Mėgsti santykius gali būti labai paprasta. Tiesiog važiuoji šalia žmogaus ir eini ir pažindinės. Visi tie, kuriem nepatinka, jie nesišneka ir sako, aš nenoriu kalbėti. Ir tai yra okei. Bet taip galima susipažinti su bėgiku, pasišnekučiuoti 5 minutės ir viskas, ir išsiskirti. Bet tai gali taip pat praturtinti labai, galima sutikti labai įdomių žmonių. Reikia bandyti, susipažinti, pabendrauti, išplėsti savo akiratį. Nes jeigu nebandysim, tai nieko ir nebus. Tai nebent šansas, kad prie mūsų prieis ir pakalbins. Bet tada reikia turėti atvirą širdį. Įsileisti tos, kas prie mūsų prieina. Aš labiau esu linkęs rinktis pats, su kuo aš noriu bendrauti. Reiškia, pats esu linkęs prieiti, paklausti, pakalbinti. Smagu. O ta mergina, kurią pasivijau su dviračiu, jinai mane aplenkė, paskui aš ją pasivijau, pasišnekėjom. Sako, trūkęs meniskas, tai vat negaliu bėgti, negaliu laipioti kalnais. Tai turiu dabar važiuoti dviračiu. Ir visai neblogai jau čia sekasi. Jo, sako, visai man patinka. Tai va, smagu. Laukiu operacijos. Ir sako, toliau back on track. Tai va. Ir smagu, va, tai pavažiuoju su kažko. Ir greitis būna didesnis. Ir kilometrai greičiau bėga. Ir akiratį išplečiu. Tai toks 3 viename. Kaip ten tas, kaip Nescafe. Torreviejas marios. O čia ta tokia violetinė, raudona spalva. Nieko čia nesimato, bet čia yra lietuviška Kuršių nerija Ispanijai. Gal čia biškį per garsiai pasakiau, bet... Labą dieną. Liūdit? Dirbat ar ne, ar užsidarėt jau? Ай. Работаете? Да. Окей. Как литовское кафе, не говорите по-литовски. Ну, потому что мы тут все украинцы, а литовцев здесь очень мало. И я не думаю, что литовцы здесь работают. Логично. Окей. Хозяйка разговаривает, они же литовцы. Ага. Квас у вас есть, да? Да. Тогда мне квас и немножко этого шакотис. Хорошо. Так, 100 грамм такой, да? Да. Хорошо. Atvažiuoju iš Lietuvos į Labą dieną Beikerį, o nieks čia lietuviškai nešneka. Nes dirba vien ukrainiečiai. Gyvenimo realybė. Nu, pajūry dar visas sezonas pilnas. Pilna poilsiautojų. Deginasi žmonės. Šilta. Pats gadas da. O, buriavimo varžybos vyksta. Nu va, man tiesiai į Kartageną. Ten ir varau. Masiškai taip šūnės važiuoja dėžutėse.
Jau 100, liko dar virš 20 km. Nu tai va, šiandien jau kažkaip geriau. Labai gerai sustartavau prieš 11. Tada gerai pravažiavau, buvo plentininku. Tai kažkaip buvo ne taip karšta. Aišku, iš miesto užtrukau valandą, pirmą valandą, tai gal 16 km nuvažiavau. O po to jau gerai pavyko. Su pora plentininku pavažiavau, su mergička Ispanija, paskui dar su vienu plentininku ant ratų pasidėjau. Tai labai neblogai. Tai dabar irgi per karščius jau nespaudžiu. Neturiu tokio lūkesčio. Vandens užsipylęs esu pilnai. Tai... biškį čia klaidelė. Taip, tai vien žodžiu, pravažiavau, važiuoju dabar ramiau, stipriai ramiau. Tai atsigeriu, pastoviu, biškį pailsiu per tą karštį ir žymiai lengviau kažkaip, nėra tokio nuovargio ir tokio nusivylimo savim. Tai dabar išvažiavau anksti pakankamai, tai gerai čia važiuojasi, tai visai normaliai. Matyt, viskai peršalimo ta savijauta tokia buvo nuo to kondišino, šiandien buvo geriau. Tai reikia šiandien taip pat dar vitamino C nusipirkti. Biškį imunitetą pastiprinti. Ir jau artėjau prie Kartagenos, tai šiandien turėčiau normaliai, manau, po kokios geros valandos būsiu Kartagenai. Vakar Ingai parašiau, Inga, kažkaip batareika sėda, jėgos baigėsi, ką daryti? Sako, tai, o ko tu tikiesi, tai turi tai būti? Tiek varai, tai sako, turi iki būti ribos. Ja, neblogas motyvavimas, neblogas, netikėta. Iškai nugribavau prie A7 autostrados, čia kur eina per visą Ispaniją. Ir čia, pirmien gal čia biškį pasimuliau. Dabar lyg tai radau kelią va per laukus, tai per tokius va žemdirbių laukus. Kol kas asfaltas, bet gali čia būti visko. Nu čia pasirinkau, kad čia man atrodo geresnis kelias, negu būčiau ten kitur pasirinkęs. O, kaip tie laukai atrodo. Ten kažką buvo pasėję, matys. Kol kas tai tokie tiesiog dirbami laukai. Ir toks kelias, va, darbinis. Čia į kažkada lopo, tai čia beveik kaip ir lietuviškas standartinis remontuojamas kelias. Biškį ten užgribavau laukuose, bet paskui išlindau, visai gerai pavyko išleisti. Nu tai ką, viskas, Kartagena, atvažiuoju 3 kilometriukai, biškį gavosi čia daugiau pavažiuoti, šiandien 120 plius. Tai va, kaip ir pasakau, viskas gerai. Jau tose laukuose tai vėjas įveik, nes tokie lygus laukai. Jis bėgėjo vėjas ir jis buvo įveidęs, tai biškį buvo reikalų paminti, bet nieko. Kelias neblogas, išvengiau saugumo sąlygų, bent jau iki šiol, tai va, tai puikiai Vasalutė po biškį leidžiasi ir neteka kelią. Gera diena, padarų išvadas, vandens kiekis, sustojimai per karščius, biškį pailsėti atsipūsti, padeda. Judu toliau, tikiuosi, pamoką išmokau.